Ar teko kada pastebėti staigius savo būsenų pasikeitimus šalia tam tikrų žmonių? Pavyzdžiui, jaučiate kūno įtampą, nerimą, sunkumą ar minčių chaosą be aiškios priežasties, nors atrodo nieko blogo neįvyko. Ir tai nėra išgalvota, tai pasąmoninis emocinis rezonansas, kurį sukėlė veidrodiniai neuronai. Jie automatiškai atspindi kitų žmonių įtampą, nerimą ar jų vidinį chaosą. Jūsų kūnas sureaguoja greičiau nei protas, todėl staiga pasijaučiate nepatogiai, jaučiate nuovargį, jaučiate spaudimą krūtinėje. Dažnai tai nėra jūsų emocija, o perimta būsena iš žmonių, su kuriais turite emocinį ryšį. Jei tokios reakcijos kartojasi, tai rodo, kad jūsų nervų sistema per ilgai veikia budėjimo režimu ir pasąmonė jau nebeatskiria, kas jūsų, o kas svetima. Jūs tapote tiesiog emociniu sugertuku be apsauginio filtro. Ir drugelio metodas padeda atstatyti šį vidinį aiškumą. Jis moko atskirti perimtas emocijas nuo savųjų, nuraminti pervargusią nervų sistemą ir grįžti į natūralią vidinę ramybę. Taigi nustokite nešioti kitų žmonių emocinę naštą. Atėjo laikas grąžinti savo pačių aiškumą ir vidinę ramybę.